Tyla gera byla, tačiau jos mūsų gyvenime vis mažiau. Pasaulio sveikatos organizacija skambina pavojaus varpais. Didmiesčio gyventojai vis dažniau kenčia nuo triukšmo. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis didžiausi dirbtiniai triukšmo šaltiniai yra oro uostai, geležinkeliai, gatvės, automobilių stovėjimo aikštelės, ceremonijos, muzikos grotuvai su ausinėmis, šventės, komerciniai ir karinių pratybų ar karo veiksmų rajonai, buitinis ir pramoninis triukšmas. Leidžiamas ekvivalentinis garso slėgio lygis įvairių paros metu yra skirtingas. Pats griežčiausias normavimas yra naktį, kai žmogui yra reikalingas poilsis. Tuomet leidžiamas triukšmas iki 35 decibelų, vakaro metu 40 decibelų, o dienos 45 decibelų. Lietuvoje, ypač didžiuosiuose miestuose, daugiausia triukšmo kelia automobiliai. Tad kartu su specialistais judrioje Antakalnio gatvėje atlikome bandymą. Su specialiu matuokliu atlikome pravažiuojančio transporto matavimus, fiksavome garso slėgį. 23 jau. Tai matom beveik 73, o kiek turėtų būti? 65 decibelai dienos metu. Šiek tiek viršį. Galbūt dėl to, kad srautas didesnis, vėjas irgi turi įtakos. Ir vėjas turi įtakos ir priklausomai vėlgi nuo srauto pravažiuojančio transporto. Triukšmas ypač kenkia centriniai nervų sistemai, širdies ir kraujagyslių veiklai. Gali atsirasti galvos skausmai, nemiga ir zlumas. Sumažėja žmogaus fizinis ir protinis darbingumas. Žmogui, kurį vargina pernelyg didelis triukšmas, yra sunkiau susikaupti. Dažniausiai į medikus kreipiasi asmenys su įsisenėjusiais klausos pažeidimais. Nustatyta, kad praktiškai beveik kiekvienas paauglys turi nešiojamą muzikos grotuvą ir aišku klauso santykinai nemažai, kelias valandas per dieną, vidutiniškai daugiau nei 2 valandas per dieną. Aišku, tuomet atsiranda pacientų kategorijoje jautresnių, su jautresne arba greičiau pažeidžiama klausa pacientai ir jeigu jie piktnaudžiauja, jeigu jie klauso garsiai ir ilgai, tada gali būti net ir vaikam, paaugliam klausos pažeidimas. Tirdami gyventojų skundus, specialistai atlieka tyrimus gyvenamojoje aplinkoje, nustato triukšmo stiprumą bei nurodo triukšmo vykdytojus. Didėjantis triukšmas neramina visą Europą. Suskaičiuota, kad 1 milijonas sveiko gyvenimo metų prarandama dėl triukšmo, o dabar Lietuvoje neseniai atsiskaityta Europai, paskaičiuota didžiųjų miestų triukšmas, skaičiai neramina, nes eina kalba apie kelius šimtus tūkstančių Lietuvos gyventojų, kurie gyvena didesnio triukšmo zoną. Įvertinus 2012 metų 5 didžiųjų Lietuvos miestų triukšmo žemėlapių informaciją nustatyta, kad apie 240 tūkstančių gyventojų gyvena zonose, kur triukšmas per didelis.